komandos kapitonas ir šauniausias komandos pavadinimas. Pirmas danas linksmučiai, prašau, kapitonas. Pasakyk, kaip čia išsirinko tą pavadinimą linksmučiai? Ko čia dabar taip užsimanėt būti linksmi? Nu labai smagu. Komandos kapitonė, dėl ko reikėtų už jūs balsuoti kaip už komandos kapitoną? Žinot, kaip aš kadangi nesu labai toks jau kuklus. Gerai, prašau išsamiai. O žinot, mes labai, kadangi viskas laimi tie, kurie daugiausiai dirba. Mes sakėm labai senai ruošiamės visam šitam reikalui. Tikrai, aš nežinau jau kiek rūta, mėnesį, 2. Tai va, tai nieks aš netikiu, kad daugiau tiek ruošiasi. Tai mes turėtume laimėti. Verdiktai, dėl ko už jūs turėtų balsuoti? Nu, pirmiausia, mane turėtų balsuoti dėl to, kad šukuosena gražiausia iš visų čia. Nu mes nebejojame. Moteris nepykite, kad ir gražių vyrų būna įsakyti. Mūsų komandos pavadinimas Atsipūtę hipiai dėl to, kad mes visi prie meno šiaip esame. Truputėlį. Ja. Nu ir atsipūtę mes. Šiaip jeigu ką. Jūsų verdiktas, kadangi esate atsipūtę nuo meno, tai prašau balsuoti už komandos pavadinimą, o kadangi esate pačios gražiausios plaukų šukuosenos savininkas, prašau balsuoti už komandos kapitoną. Ar taip supratau? Taigi, kuris labai nedrąsiai, bet įžengė į mūsų valdas ir tikrai pasakyti. Komandos kapitonai, prašau, dėl ko už jūs, kaip komandos kapitoną, reikėtų balsuoti? Nes nebandykit nebalsuoti, nes kaip duosim garo, aš kaip duosiu garo, mūsų taip ir vadinasi komanda. Mes esam vienos moterys, visiškai be jokių vyrų, bet mes kaip duodam garo, tai jau žinokit, buvo vienas ir tas pabėgo. Na ir štai, norime paskelbti mūsų pačią gražiausią, įdomiausią dalį pasirinktos dainos konkurso balsavimą. Jūs kiekvienas stalas turėsite po 2 mažuosius ir 1 didelį balą. 1-2 mažieji balai ir 5 didysis balas. Kiekvienas stalelis už save balsuoti negalim, kaip ir Eurovizija. Lietuva, mažiausia balas skiriam. Ketvirta komanda, hipiai pelno 1 balą. 2 balai skiriami antrai komandai. Antra komanda daktarai gauna 2 balus. Penkta komanda duokim garo 5 balai. Tikrai pirmas stalas. Linksmučiai 1 balas. 1 balą garantuotai nusipelnom. Pirmas stalas 1 balas. 2 balai. O 2 balai tai buvo ta daina labai gerai užvedė mus tas Jurgis ir Antanas. Trečia komanda sopranai 2 balai. 2 balai. Taip, man labai gerai. Bet manome, kad nugalėtojas tai yra vis dėlto laisvė. Penkta komanda duokim garo 5 balai. 5 balai. Taip. 1 balas. 1 balą mes skiriam pirmai komandai už drąsą. Linksmučiai 1 balas. 2 balus skiriam antrai komandai. Antra komanda daktarai 2 balai. Ir 5 balus skiriam trečiai komandai. Trečia. Taigi, komandos kapitonė noriu girdėti jūsų verdiktą. 1 balas. Gaila, kad 2 balų taip mažai, nes tikrai norėčiau skirti daugiau. Tai 1 balą mes skiriam Viliukui. Kaimynai. Ketvirta komanda, hipiai. Taip, jeigu nesu... Ketvirtai komandai. Ketvirtai komandai. 1 balas. 2 balus mes skiriam draugam antros komandos. Daktarai gauna 2 balus. Ir ypatingo komplimentą už šitą nuostabią dainą. Nu ir 5 balai, tai jau nori, nenori, bet jau čia, aš dar galvojau biškį kitaip galbūt daryti, bet jau čia mane labai smarkiai įtakojo, tai vienaip ar kitaip yra skiriami Rūtai. Tai yra...
sopranam 1 balas. 2 balai šitam rimukus. Sopranam 1 balas. Ir 5 balai linksmučiams. Na ir štai 1 vieta. Duokim garo 2 vietą. Sopranai 3 vieta daktarai. Na ir pas mus matome, kad pasirinktos dainos konkurse nugalėtojų daina dainuos. Duokim garo komandos dalyvė Rūta su daina Laisvė. Kviečiame atlikti nugalėtojų dainą. Rūta, kviečiame jūs suteikiama galimybė dalyvauti atrankoje į finalinį Kauno rajono karaoke vakarą. Sveikiname! Antros vietos nugalėtoja Rasa. Kadangi Rasos nėra, prašom kapitonę pakeičianti Jūratę atsiimti Rasos. Aš manau, kad Rasai įteiksite šį sertifikatą ir pasakysite, kad jai taip pat suteikiama teisė dalyvauti Kauno rajono atrankinėme finale. Taigi, dovanojame. 3 vietos nugalėtoja Viviltė. Jums taip pat įteikiamas sertifikatas ir suteikiama galimybė dalyvauti atrankoje į finalinį Kauno rajono vakarą. Na, o dabar už kiekvieną papildomą sertifikatą jūs savo komandai pelnite 50 balų. Ir dabar norėtumėm girdėti raudonos dėžutės verdiktą. Geriausios dainos eksporto atlikėjas Salelis 13. Trečias. Sopranai. Salelis pelno savo komandai 50 papildomų balų. Taip. Ir vienodai visi už... Kiek kas už ką balsavo? Na, vyko vienodai, bet aš nusprendžiau. Taip, jau iš Žinau, galutinį balų jau. už 3 stalelį balsavo 2 komandos. Taip. Už 2 stalelį taip pat balsavo 2 komandos. Ir vertintojo buvo verdiktas ir vertintojas įteikė apdovanojimą 3 staleliui. Kadangi buvo lygiai nubalsuota. Taigi sveikiname vertintojas. Sveikiname geriausiam vakaro dainos ekspromto atlikėjui Jūratei Mackonienei įteikiamas šios dienos pačio geriausio ekspromto dalyvio sertifikatas. Aš nebereikalo sakiau, kad ši juodoji gulbė už savo spalvų sudėstymą ir gaus geriausią apdovanojimą. Kviečiame mėlynos dėžutės savininką pas mus. Na ir išsamei, aš sakyčiau, dabar jau reikia taip, kaip jau taip gražiai. Garbinga prizinė 3 vietą laimėjo 1 stalo vertintoja, surinkusi 0 balsų. 2 vietą gavo 3 komandos. Tai yra 4 stalas, 3 stalas ir 5 stalas. Surinkę vienodai lygiai po 1 balsą. Ir 1 vietą laimėjo 2 stalo vertintoja Milda. Surinko 2 daugiau balų, 2
balsai. Balta dėžutė rinkome geriausią vakaro kapitoną. Man labai smagu paskelbti, kuris yra geriausias kapitonas. O geriausių kapitonų buvo paskelbtas mūsų komandos kapitonas. Taigi, kas geriausias šios vakaro komandos kapitonas yra Šarūnas. Paplojam didžiais aplodismentais. Na ir paskutinį lemiamą pasakys rudosios dėžutės savininkė. O yra komandos pavadinimas. Prašom įvardinti. Na jau dabar išsamei. Tai jau labai išsamei, tai vieną balą gavo pirmoji komanda, vieną balą, kaip nekeista, gavo trečioji komanda, tai aš labai stiliuosiu, bet taip yra. Kągi ir labai, manau, dėsninga, kad 3 balus netgi gavo nuostabioji mūsų komanda Jipiai! Ketvirtos komandos kapitonas. Prašau. Na ir jie nebereikalo užėmė visas pozicijas, uždengdami savo finalinę lentelę. Nes šiandien dienai jie surinko daugiausia balų ir taip pat patenka su savo komanda į atranką